Ką, sveiki atvykę į naują čenelį. Šitam kanale, žodžiu, greitai padarysim pirmą vidosą. Išsivalysim karbą, kad maždaug susipažintumėt, kas per kontentą šitam kanale bus ir kokio kontento daugiau laukt. Tai varom. Klausia, kodėl Simakas nesas iš 7, sako NBA, tu loši čia nuo kelintų, matė bahuriukų, visokių rimtų, žaidimo šaltas, nesvarbu kokių stiprių gintų. Dabar trumpai aptarsim, ko reikės. Šitą belė kur galit nusipirkti, kur parduoda visokias mašininės detalės, valiklius ir visokius tokius šrotus. Carburetor cleaner. Čia tiesiog yra kaip brake cleaneris, bet jis yra degesnis, saugus karbą naudot. Minusinę atviorką žikleriam išsukt. Pliusinę atviorką reikės. Ir kokį škudurėlį pasities po apačią karbo, kad benzas nelašėtų ant stalo. Dabar perskeliam prie karbo. Ir visų pirma, ką padarysim, tai atsijungsim kuro žarnelę šitą raudoną. Tada nusimsim gazą. Ir tada atsuksim karbą nuo koliko. Tai dabar visų pirma nusiemam kuro žarnelę ir būkit pasiruošę 6 mm varžtą. Aišku, jeigu vakuuminė sistema yra kuro, tai nebūtinai, bet vis tiek mėgstu įsidėti, kad nebūtų jokių bairių, kad visas pusė benzo išbėga. Tai užkimšim kuro žarnelę, kad nebėgtų benzas. Tai dabar išsitraukiam ir neišsigąskit, nes pradės bėgti benzas biškį. Arba ne, gal ir nepradės. Tai dabar tiesiog paimam ir sukišam į kuro žarnelę ir va dabar. Paverčiam, niekas nebėga. Tai dabar kuro žarnelę atjungiam, viskas tvarkoj. Gazas visur būna kitaip, kartais PHV karbu, jeigu pas jūs stokinis karbas 2 varžtus reikia sukti ir tik tada gazas išsiema. Bet kadangi pas mane Delorto PHBG, tai paprastai tiesiog gazas atsisuka ir visa gazų sistema išsiema. Gražiai. O. Tai gazą irgi patraukiam į šoną biškį, kad netrukdytų. Ir dabar turim koliko hamutą. Štai čia yra varžtas, kuris laiko karbo prie koliko. Tai šitą paimsim su pliusinė ir greit atsisuksim. Nu va, šiek tiek atsisukom. Ir dabar turėtų gražiai paimti ir išsiimti karbas. Tada karbo bliūdelėje lieka šiek tiek benzino. Tai aš susipilsiu į bakelį. Pamiršau paminėti, kad karbą išsiėmę visada laikykit jį horizontalioj pozicijoje, nes jeigu paversit, tai benzas pradės bėgti iš nubėgimo žarnelių. Nebent jums pohui ant benzo, jūs galite ant garažo grindų, pavyzdžiui, čia išpilt visą benzą ir nesiparint, bet aš vos susipyliau visą į kanistrą, dar gal yra, bet jau plūdė barška, tai jau nieko nebėra. Tai dabar nusimsim filtrą. Aišku, filtras kinietiškas, irgi bus video apie tai, kaip keisim, nes jau gyvenimo matęs. Pasidedam kur nors. Ir dabar pradėsim pačio karbo ardymą. Jau kaip matom yra apsinešęs visokiais brūdais. Nežinau, kaip viduje atrodo bliūdo arba kaip atrodo žikleriai, bet tai pasiemam atviorką ir pas jūs gali būti 4, kai kur būna 3, priklauso viskas nuo karburatoriaus. Tai dabar atsisukam bliūdą ir varžtus, kaip minėjau, susidedam į indelį. Dabar plūdės neišbarstant, irgi horizontalioj pozicijoje laikant karbą, iš polėto nuimat bliūdą ir ieškot, ar yra apterštas ar ne. Čia pas mane visai dar švarus atrodo, bet vis tiek saugiau, kai išsivalai. Ir tada apvertus, bliūdą nuėmus, matom, turim pagrindinį žiklerį ir laisvos eigos žiklerį. Juos abudu irgi išsisuksim su minusinė atviorka. Tai dabar greitai tą ir padarom. Laisvų žikleris. Jėmam lauk, dedam prie varžtų, paskui išvalyti.
išvalysim. Pagrindinį žiklerį irgi išsimam. Su minusinė atvarka viskas išsisuka, tai gan paprasta. Dabar dėl plūdės. Tai per viduriuką yra šitas toks pirštukas mažas labai. Tai jį išspaust galima bandyti kratant. Tarpinę to įmimsim dar greit. Jį išspaust galima arba tiesiog taip padaužyti. Ir šiek tiek išlenda galas. Tai dabar pasimsim treplę sunosim ir tą pirštą gražiai paimsim, ištrauksim. Irgi metam tarp varžtų. Ir dabar gražiai mums išsiims plūdę. Šito irgi atsargiai. Viską virš stalo darykit, nes daug yra smulkių detalių, kurios gali pasimest. Tai būkite atsargus, nes paskui išsilaidysit ir reikės naujas dalis per karbą. Ir dabar turim visą nuogą karbą. Kaip matom, visai švarus. Žikleriai irgi, man atrodo, buvo švarus. Įsirbimas irgi gan švarus atrodo, bet vis tiek dėl saugumo išsivalysiu. Tai dabar, ką padarysiu, tai pasitiesiu kokį nors antrą škudurą, kur bėgs visi nešvarumai. Pasitiesiam, dabar nusipurkšim išorę karbo ir tada judėsim prie vidaus. Tai greitai čia pasiemam, nusipurkškim visus nešvarumus, dabar šitas biškį nuimsiu nubėgimo ortakius. Biškį lengviau prieiti. Dar dėl šitų varžtų reguliavimo nepatarčiau užsukinėti, nes paskui bus sunkokas susireguliuoti, jeigu nemokat. Aš irgi neišsukinėsiu, nes biškį tingiu reguliuotis. Nu va, ir dabar paimam su škuduru, apvalom ir iš karto karbas atgauna gyvybę. Dabar patarimas būtų, jeigu turit kompresorių, tai būtų labai naudinga išsipūst visus šitus žiklerių kuro takus, nes jie irgi mėgsta užsikimšt ir aplamai visą karbą tiesiog prasipūst su kompresoriu, nes žymiai geriau negu su flakonu, nes jis neturi tiek daug tos galios, o su kompresoriu visą brūdą išpūsi tiesiog iš karbo ir iš žiklerių šitų kuro takelių. Tai dabar pasimsim, kadangi neturim kompresorio, pasimsim šitus, prapūsim ir ortakį irgi. Susim langą, prasipūsim visą. Apvalam biškį. Va, pavyzdžiui, tokiose sunkiose vietose, kur prieiti sunku, irgi su kompresoriu prapučiat ir žymiai geriau negu su flakonu. Turim dabar švarų karbą, tai šitą pasidėsim kur nors nušaliau ir šitus visus paimam ir pripuškiam carb cleaner. Ir dabar tiesiog viską panagalojam. Dabar pasiemam tiesiog. Ir va, turim visus švarius varžtus ir žiklerius. Patarčiau atskirai prasipūst, nes nuo varžtų gali dar biškį brūdą prisėsti jie. Tai pasiemam biškį lengvai taip prapurškiam ir dabar galim prie šviesą pažiūrėti, neužteršta. Tai šitą irgi pasidedam prie karbo iškart. Laisvų jėgų žiklerį irgi prasipučiam. Va, kaip matom, laisvos visus, neužterštos. Tai dabar pasiemam ir sriegiai, blėd, yra apsiteršę. Dar sriegius greit nupūsiu, nes kažkokiu brūdų prilimė. Šaika baudžia su birbalais. Nu ir dabar įsisukom žiklerius. Tik patarčiau nepersukt, nes tada bus iš vis batai, amen, atsisveikint su karburatoriu. Tai tiesiog taip, nu va,
įsisuko, biškį paveržiu čiut, labai minimaliai. Nu, pasiemam irgi. O, įsisuko jau, tai labai minimaliai paimu, priveržiu. Žiauriai nedaug, daug nereikia tikrai. Ir va, matom visas karbas švarus, užsidedam tarpinę. Vis. Čia biškį, ble, reikia keisti, čia paplyšus. Tuo pačiu, kai valot karbą, pasižiūrėkit, ar tarpinė sveika. Pas mane čia nelabai žiūri. Kampas yra nuplyšęs. Bet gal nieko tokio dėl tokio. Pasikeisiu ką nors. Tai pasiemam būdę. Žiūrėkit, kad būtų ilgaisiais kojom į apačią. Nu, matysit, ar teisingai stovi ar ne, nes jeigu taip įdėsit, tai nesąmonė gausis. Tai įsidedam plūdę. Ai, prieš tai dar užsidedam šitą plūdės matuoklį. Yra tokia šakutė čia po plūdę. Ir šitas turi tokį mažą iškarpą, kur pasikabinate. Dar kartą parodysiu. Čia šakutė, čia iškarpa. Ir tiesiog pakabinam. Op. Apverčiam, žiūrim, kad neiškristų ir įstatom į šitą skylę, kur yra prie pat plūdės. Tai pasiemam, op, statėm ir įsikišom. Tai atitaikom skylės. Ir va, įtaikiau ir tiesiog iki galo. Op, gražiai įlenda, operatorius parodyt, kaip juda. Tai pas mane viskas tvarkoja. Tai dabar uždedu atgal bliūdą. Op. Ir dabar beliko prisukti. Ir primenu, sukit varžtus, ne vieną priverži, tada kitą priverži, o žvaigždutės tuo pattern, pattern. Pasakyk. Kai suksit varžtus, sukit ne vieną priverži, tada kitą priverži, o žvaigždutės pagrindu. Tai vieną įsukau pilnai, dar nepriveržiau. Tai dabar paimu kampinį, irgi įsuku, bet nepriveržiu. Įsukau jau. Ir šitą irgi paskutinį. Einam į kitą kampą. Tada grįžtam prie pradinio varžto. Biškį įveržiam. Tada prie kampo einam kito. Biškį įveržiam. Prie šito kampo įveržiam. Prie šito. Įveržiam ir taip tolygiai sukam iki kol bliūdas bus priveržtas. Ir dar paminėsiu, kad šitų varžtų neperverškit, nes galit sulaužyti bliūdą per šitą vietą. Tada bėgs jums benzas visur. Tai visų pirma, prieš užsidedant karbą ant kolektoriaus būtų patogiau įsidėti iš karto gazo cilindriuką, nes po to ant koliko uždėjus bus sunku čia prieiti, bus karbas maišysti, žodžiu, užsidedam pirmą gazo cilindriuką. Ir kaip matom, čia yra iškarpa ant šito cilindriuko, tai ją turite atitaikyti su štai šito mažu puškiuku, nes kitaip, jeigu dėsit, va, pavyzdžiui, ne taip, va, kaip reikia, o, nu, pavyzdžiui, šonu dėkim ir bam, nu, neįsideda, matot, niekaip. Tai atitaikom pagal šitą su šituo ir dedam į vidų. Biškį gali tekti pasitvarkyti ir va, įsidėjo jau. Matom. Op. Ir dabar tiesiog prisisukam gazą. Dabar užsidedam ant kolektoriaus. Įstikinkit, kad normaliai karbas įsideda, nes paskui gali nukrist, jeigu ypač purvasargio neturit. Buvo vienas draugeliui, neprisisuko pilnai šito hamuto kolektoriaus, pys karbas nukrito po ratų, bam bam, karbo nebėra. Užsidėjo. Dabar pasiemam, prisuksim hamutą kolektoriaus, aišku, nepamirškit, nes kaip minėjau, draugelis buvo karbo pametęs. Ir kaip matom, karbas laikosi. Toliau, ką padarom, tai išsiemam varžtą iš kuro žarnelės ir
uždedam. Tai būna dešiniai pusiai, gal pas jūs kairiai, nežinau. Karbas uždėtas, priveržtas, gazas sureguliuotas, dabar operatorių pašviesk į siurbimą. Tai dabar pasiemam filtrą, greit užsisukam ir dabar išsivalius karbą, jum bliūdė nebeliks benzo. Tai neišsigaskit, jeigu išvalius karbą iš pirmo kiko neužsikūrė, tai biški papumpuokit benzą į karbą, nebent pas jūs gravitacinis bakas, kuris dedasi į galą, tada subėgs benzas automatiškai į karbą. Tai dabar šitais pabandysim užkurti. Bandysim užkurti dabar. Oi. Tai va, žodžiu, karbas išvalytas, sveikas, viskas veikia. Ir tikiuosi patiko toks kontentas, bus ir daugiau jo. Daug planų šiaip turiu šitam virbalui. Keisim sankabą, gal net sankabos būgną, dažysim plastikus. Per naujo, aišku, su flakonkė, nes neturime čia tokių aparatų. Viskas nubraižyta. Čia su pista parodysiu, kaip tokius dalykus sutaisyti su body filleriu. Šitus plastikus pirkau irgi naujus, nu kaip naujus, panaudotus žmogaus, bet jie nei nubraižyti, nei palūžę, nei kas. Tai šitą irgi dažysim, nes nesutampa kontrastai, man. Čia irgi buvau dažęs prieš tai jau, irgi nesueina kontrastai, tai čia būtinai šitą reikės nudažyti, pieštus dar nežinau, gal pilkus paliksiu. Toliau ką darysim, gazo trosą keisim, nes buvo man nutrūkęs, tai čia pribūriau, va tokį mechanizmą padariau, su vario vamzdeliu, ble, 2 trosus sujungiau. Tai čia tik laikinai šitas, tada ventiliatorių taisysim, nes kažkas buvo ventiliatoriui nebeveikia, nebeįsijungia. Keisim vieną angelą, nes nekaip šviečia. Nežinau, ar matysis per video, bet yra perdegęs. Na, o sekantis video bus, štai čia turiu nusipirkęs Atena duslės vatų, tai irgi parodysiu kaip keist, kaip taisyklingai viską pasidaryti, kad jūsų virbalas nekauptų ir būtų laimingas. Laukit kito video ir paspauskit subscribe reikia. Neužtenka, todėl aš veikiu juokingai, kur pradingai, ką pamatėjai, kodėl man nieko nesakai. Kasdien aš klausiu savi šito, jaučiu nereikia gyvenimo man kito.